Labą dieną, mėlyjei draugai, sugrįžome vėl į eterį kartu su profesoriumi Eduardu Vaitkumi, kurio šios laidos metu aptarsime tiek vietinį aktualės, kurios dažnai cirko elementai yra, tiek ir užsienio aktualės, kurio būna rimčiau. Ir, revoliucija. Revoliucija nemenkesnė, įvykiai nemenkesni negu Tarybų Sąjungos subirėjimas. Ir pradėkit. Panašumų turi jo kažkiek, tai, nes man vienas toks draugas čia tikriausiai ir žiūri, jisai sako, kad dabar aš jaučiuosi lyg gyvenčiau kokiais 88-89 metais. Taip ir yra. Kad kažkas keisis santuokas. Taip ir yra. Gal tas santvarkos nesikeis, kaip tada tarkim, iš socializmo į kapitalizmą, bet kažkas keisis vis tiek, geopolitiniai ryšiai. Ypatingai stipriai, taip. Jo, tai galim tada pradėti nuo lietuviškų lengvų aktualijų, tai dabar buvo du didžiausi tokie skandalai, pirmas Žemaitaičio ir vienas visai neseniai, čia kurį visai neseniai planuojame, Sobraičio, aš negaliu patikėti. Aš čia turi įrodyti, gal ten, aš nežinau, turi būti teismas, viską aš negaliu. Taigi parašyta, kad atiduota teismui. Taip, bet įtarimai tai tokie, tai aš... Siaubas. Kažkoks košmaras, tai tarkim, jis yra praktikuojantis ginekologas ir pas jį moterį... Buvo. Ir pas jį ateina klientės ir kaip supratau, be jų žinios, būtų dar su jų žinė, dar sakyčiau. Neįmanoma. Filmuojama. Tai aš nežinau, aišku, kiti sako, čia ir provokacija padaryta, aš nežinau, bus teismo sprendimas, aišku, tikriausiai. O kai jūs labiau esate pažįstami kažkiek, vis tiek? Pažįstami tiek, kad jisai buvo studentas, taip. Kai hematologiją aš jiems dėščiau 4 kurse. O paskui kelis kartus, kai jau jisai buvo pabaigęs, kelis kartus buvom pasimatę ir pasikalbėjom. Ir kadangi jisai visuomeniniais klausimais pakankamai daugeliu atveju buvo panašios nuomonės negu aš koronės apie aferos metu, tai aš jį ir kviečiau į savo komandą. Bet jisai sakė, jau jisai pats vėgelė, jau negali, gerai, ačiū, sakiau, viskas gerai. Tai tuo mūsų bendravimas ir pasibaigė, o paskui tik tai galima tada tik prisiminti, kai jisai sugalvojo vemti ant manęs, aiškindamas, kaip jisai pažįsta mano šeimą, kaip žino, kaip mano žmona ar žmonos ir vaikai už mane balsuos ar nebalsuos, kaip jisai žino viską. Tai galiu tik pasakyti, nuo mažumės, kai mes buvom mažiukai, mes tokį priežodį, lietuvių tautos turbūt čia patarlė, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Va taip kartais ir būna. Nes tai, kas parašyta buvo, tiesiog yra apie tą bylą, kuri atiduota į teismą. Tai yra protų nesuvokiama, tiesiog tai būt negali iš pačio apibrėžimo. Bet jeigu telefone surado įrašus, reiškia, niekur nedingsi. Ir aš tada įlindau ir pasižiūrėjau, nuo spalio mėnesio licenzija sustabdyta jo. Praeitų metų. Jis nebegali dirbti žmogus kaip gydytojas niekur. Šiaip įdomumo dėliai mano kaip gydytojo hematologo licenzija irgi yra sustabdyta, nes jeigu 5 metai praeina ir tu niekur nedirbai kaip gydytojas, tavo licenzija pasibaigia arba tu turi iš naujo pateikti, kad tu kvalifikacijos kelimus praėjai ir kad tu kažkur tai dirbai. O mane taigi, kai 18 metais atleido iš klinikų, o klinikose dirbau nuo 78 metais, ne, 9 metais. 79 metais pabaigiau medicinos institutą su pagirimu. Ir tada mano metų laiko praktika buvo klinikose, o paskui endokrinologijos institutas 3 metus klinikose, o paskui jau Kauno medicinos institutas ir mūsų katedra, profesorės Baubininės, jinai klinikose. Tai iki 2018 metų aš ir buvau klinikose, o paskui tada mane, aš sakau, išmetė, bet formaliai neišmetė, formaliai nepratęsė 5 metų mano naujo termino darbo. Kodėl? Todėl, kad į mano tą vietą priėmė vaikinuką,
kuris jau dirbo 1,4 etatinių krūvių gydytojų. Tai tada darbo 0,1? 0,25. 0,25. Tai viršė darbo kodeksą. Aš kalbu apie tai, vėl, o kodėl mane išmetė? Todėl, kad aš sakiau, jeigu mes, daktarai, nužudome žmogų, tai yra du variantai, galima paslėpti, tą mes ir padarėm, hematologai, ir aš rašiau raštus generaliniam direktoriui, paskui ministrui Verygai, paskui Skverneliui, paskui prezidentai Grybauskaitei, prezidentui Nausėdai ir vieną labai svarbią frazę vis kartojau. O tą moteriškę aš mačiau 2-3 minutės poliklinikoje. Tos ligonės mirtis gali įgauti prasme, jeigu mes būsime priversti, mes medikai, sukurti sistemą, kaip tokie atvejai nagrinėjami. Ir ne tiek dėl to, kad nubausti kaltuosius, nors to irgi reikia, bet kad sudaryti priemonių planą, kad ateityje tokios klaidos būtų retesnės. Jos vis tiek bus, bet retesnės. Tai nereikia man, tai reikia visiems Lietuvos žmonėm. Bet tai labai nenaudinga medikų klanui. Ir man iš ministerijos paskambino, sako, ar tu suvoki, kad tu būsi išmestas? Sakau, suvokiu, aš tam psichologiškai esu pasirengęs. Ja. Tai mane tvarkingai ir išmetė. Ir užtat aš sakau, tai, kas įvyko dabar su Abraičiu, o įvyko tai, kad atidavė prokuratūrą teismui. Tai yra siaubas, siaubas, siaubas ir gėda mums visiems. Bet aš galvoju, paėmė telefoną, taigi ne dėl to, ten buvo kažkoks kitas atsitiktinai, dėl kito. Ar dėl korupcijos, ar dėl ko, aš nežinau. Dėl kažko kito. Mes žinom tik tai tiek, kiek parašė. Dėl kažko kito. Ir paskui pasirodė, kad yra viduj pridėta tai, kas, iš vis protų nesuvokiama. Bet iš didelio rašto vemti ir ant Lietuvos žmonių, ant manęs aš esu vienas, ar ne? Ant Lietuvos žmonių, kurie palaiko Vaitkaus mintis, kad Lietuva neparduodama. Vemti ant tų Lietuvos žmonių. Kur čia gali būti žmogaus, čia kaip pradedam kalbėti apie etiką, moralę ir taip toliau, tai reikia paklausti, ar čia Vėgėlė užsakė? Kodėl jisai taip elgiasi, kai jisai Vėgėlės komandos narys? Ir kai Vėgėlė su Vaitkumi jisai nediskutuos? Kokia čia giluminė šaknis buvo, kodėl jis taip elgiasi? Kodėl reikia apsiskelbti, kad jis pažįsta mane, mano giminės, mano vaikus ir panašiai? Kam reikia meluoti? Kad gražiai skamba, kad poveikį turi, tai šitą aš suprantu. Bet kas įvyko, tai yra baisu ir, aš sakyčiau, gėda visai mediciniai bendruomeniai. Ir vėl tas klausimas, kaip ir mirties atveju, ar yra kokie nors mechanizmai, kad tai negalėtų ateityje būti. Nėra. Ir apie tai nieks nieko nekalbės ir nekalba. Aš jau mačiau, kad visokios Sejoninės iš konservatorių, tų vadinamų, dalinasi tą informaciją, džiaugiasi, važiuokit, kokie antivakseriai yra. Nes matote, bet kuriuo atveju Abraitis ar visi kiti, kurie prieš COVID tą pasisakė, jie tampa simboliai. Tai taip, apie koronę, jisai, ir su Jankūnu, 90-95% viską vien teisybę kalbėjo. Taip. Be jokios abejonės. Ir kai tie simboliai yra aptaškomi tokiam dėmėjom. Taip, problema jie neaptaško, jie patys apsitaškė. Aišku, dar turi būti teismas. Taip. Aš palieku mažą tokį tikimybę, kad galbūt kažkokia klaida, galbūt ten ir pakišo kažkas. Aš nežinau. Tai į mano telefoną įkišo fotonuotrauką. Čia taip pat, suprantat, kaip Palecki suėmė dėl šnipinėjimo Rusijai ir tada suėmė vaikiną, kurio kompiuterį surado vaikų pornografiją. Tai tada reikia sakyti, taigi jam įkišo vaikų pornografiją, užtat jisai prisižadėjo ir pasakė, kad Paleckis yra tautos priešas. Jis keitė parodymus ir po to galų ir jį paleido, dėl to, kad Taip. Bet gėda. Ir klausimas medicinos bendruomeniai turi būti sprendžiamas. Kaip tokie atvejai, kaip nustatyti. Čia lygiai tas pats, o kaip teisiniai bendruomeniai.
Ar aš galiu, jeigu sužinau apie teisėją kažkas negero, kur aš galiu pranešti tą informaciją? Aš neturiu jokios galimybės. Niekur nėra. Tavo balso niekur nereikia. Tai klausimas, koks yra mechanizmas. Įdomumo dėliai šitam kontekste, kai gydytojas, kuris ekspertas ir specialistas, jeigu jis klaidingą savo išvadą pateikia medicininiai byloj, ministerija tyria, komisijos tyria ir pateikia klaidingą išvadą, neteisingą išvadą, kur jį galima apskūsti. Niekur negalima apskūsti. Nėra kažkokios imuniteto tarnybos, kaip tarkim policija. Aš kelis kartus, 2 kartus su ministru susitikęs buvau. Sakau, žiūrėkite, čia neteisingai, čia meluojama. Ir kaip aš, kaip Lietuvos pilietis, medikas, specialistas, kuris matau, kad išvada yra neteisinga, kur aš galiu apskūsti? Niekur negaliu. Gali apskūsti tik tai giminės, kurie ne medikai, ir apskūsti teismui, po to, kai sprendimas yra neigiamas. O sprendimo priėmimo metu komisija sako, mes turim savo ekspertą ir juo pasitikim. Aš sakau, ekspertas meluoja. Va taip. Komisija sako, o mes jūsų duomenų nevertinam. Nevertinam. Ir tada valstybė pasakė, ekspertas, tai Dulkys dabar yra kaip ministras priėmęs irgi, čia jau po jūsų kreipimosi, priėmęs jisai įsakymą savo išleidęs, kad, dabar paklausykit, jeigu ekspertas pateikia išvadą ir pateikia komisijai, kurie ne medikai, ir jeigu komisija sugeba suprasti, kad yra klaidinga, melaginga išvada, klaidinga, melaginga, jeigu jinai sugeba, o jinai negali sugebėti suvokti, tai tokiu atveju ekspertui liepia pertaisyti išvadą ir jis pasilieka ekspertu. Bet jeigu jisai 2 kartus per metus klaidingą, melagingą išvadą pateikia, tada jisai išbraukiamas iš ekspertų sąrašo. Aš kalbu apie sistemą, kurioje mes visi esame ir kaip Lietuvos žmonės yra beginkliai. Beginkliai. Ir sistemos požiūrį žiūrint, o jums ir nereikia suteikti jokių įgaliojimų, nes jūs jų nereikalaujate ir neprašote. O jeigu kažkoks durnius Vaitkus kelia triukšmus dėl numirusios ligonės, nu tai... Marginalas. Tai taip. Ir aš tada, čia apie Abraitį pasakėt, filmavo, kažką ten fotografavo. Taip, teigiamas. Jo. O medikų išsireiškimas. Mūsų dėka jį gyveno 6 mėnesius. Tai ką, galima nužudyti dabar, jeigu mūsų dėka, gero gydymo dėka, jinai gyveno 6 mėnesius? Ką reiškia tokia frazė? Apie kurį čia atvejį? Aš apie mirties atvejį, kaip pasiteisinimą. Mūsų dėka, jinai gyveno 6 mėnesius. Ką reiškia tokia frazė? Tai reiškia, galima toliau klaidas paslėpti ir sakyti viskas gerai. Įdomumo dėliai, vaikinukas onkologinių ligonių ten draugijos, kuris paskui 300 000 pasiėmė už testus eurų. Jis vieną kraujo onkologinę ligą sirgęs pasveikęs, tai užtat iš toj vietoj panaudoja šitą informaciją ir onkologiniai ligoniai, čia tada jisai pirmininkas ir taip toliau Lietuvos onkologinių ligonių. Tai jam neaktualus klausimas buvo apie tai. Sistemą sukurkime. Tai siaubas. Aš nesuprantu logikos, ta prasme, šiais laikais, gerai, nori vyras pamatyti kitas moteris. Internetas pilnas, taigi Jėzau, žiūrėk. Kam daryti? Čia gal iš didybės manijos arba iš truputį sąmonės nukrypimo. Iš didelio rašto išeini iš krašto. Tikėkime, kad ten gal kažkas klaida, nes kažkaip būtų labai liūdna iš tikrųjų. Licenzijų neatima. Licenzijų neuždaro. Reiškia, yra duomenys, o Rūta Janutienė šiandien mačiau, kadangi Facebook'e atėjo žinutė, kad daro kaip čia puolamas Abraitis. Nes kai save apsiše žmogus,
Tai sako, čia jisai puolamas yra. Čia tų pačių galima pereiti netgi ir prie truputį Žemaitaičio. Prie Žemaitaičio irgi tinka. Aš suprantu, kad gali egzistuoti tokių ir suklastovų ir visai kitų, bet man nepatinka požiūris tame, kad jeigu man politikas ar kažkoks viešas žmogus labiau patinka, mes jam leiskim daugiau. Jo. Visiems turbūt lygus reikalavimai, ir jis man patinka, ir jis man nepatinka, iš tikrųjų. Nu, kaip galima, oi tai čia nepulkit Žemaitaičio, nu jis padarė nesąmonę. Tai jis padarė baisų dalyką, tam tikrą, dabar pasakysiu, kodėl baisu, ar ne? Taigi, nusipirkus savo pinigus savo ir žmonai lėktuvo biletą ir skrisk. Nu, taip. Bet jeigu Seimo narys laukia, kad jam ant lėkštutės kelis tūkstančius eurų bileto forma, nu koks skirtumas, grinų pinigų forma, ant lėkštutės Seimo nariui padeda. Kažkoks anonimas iš užsienio. Ant lėkštutės ir tu paėmi šitą kyšį. Tai yra kyšis. Ir tai reiškia, kažkas iš užsienio nusiperka Lietuvos Seimo narį. Už tokią sumą. Ir mes tada sakom, čia Žemaitaitis nekaltas. Čia jisai auka yra. Kai Seimo nario formaliai žiūrint, nuostatose yra parašyta, kad Seimo narys turi elgtis taip, ne tai, kad jisai etiškai, teisingai ir taip toliau, kad net nekiltų mažiausia abejonė, kad jis pasielgia netinkamai ir neetiškai. Ir tada aš vis dar irgi pasižiūriu Rimą Jankūną, ar ne? Tai kur sako, kaip puola Žemaitaitį. Taip. Nu tai Jankūnas nesuvokia. Reiškia, kad Žemaitaitis yra pats prisidirbęs, paimdamas šituos biletus. Čia lygiai taip pat, kaip prikabino Paleckiui. Paleckis nešnipinėjo Rusijai, bet ketino šnipinėti. Tai Žemaitaitis atvažiavo į oro uostą, ketindamas sunaudoti tuos pinigus. Ir mes apsimetam, kad čia nieko tokio. Čia gerai, man vienas Facebook'o komentatorius parašė, iš kur teisingai. Sako, tie, kurie provokavo, jeigu būtų protingesni, būtų iš tikrųjų nupirkę. Ir jis buvo iš tikrųjų nuskridęs. Ir va tada jau tik, dabar aišku, buvo ketinimai, jis iš tikrųjų neįskrido, vis tiek neįvyko. Tai Seimo narys turi elgtis taip, kad net nekiltų abejonė, kad jis neetiškai pasielgia. Tai kai priėmi finansinę injekcija, o čia yra finansinė injekcija ir keli tūkstančių eurų, ar ne? Finansinė injekcija iš kažko tai, tu jau sukėlei ne tik abejonę, o kad tau paskui paaiškėjo, kad tu pinigų nedavė, o pakišo kiaulę, tai čia yra kita tema. Bet kiaulės pakišimas parodė, o kas yra Žemaitaitis. Ir aš tada vis atsimenat kartoju Tulsi Gabbard apibrėžimą, kad Žemaitaitis yra tikras politikas. O Tulsi Gabbard pasakė, kad tikras politikas yra tas, kuris pasiruošęs meluoti ir išduoti bet kada ir bet kur, svarbu, kad tik išrinktų. Tai jisai tikras politikas. Tai jisai tos sistemos puikus produktas. Tik tai su savo tam tikrą rolę. Ir visokie Jankūnai, kurie šiuo atveju užtarė Žemaitaitį, kozeris, Žemaitaitį su Širinskiene, kviesdami mane, Eduardą Vaitkų, bausti pagal baudžiamąjį kodeksą, reiškia kaip kriminalinį nusikaltelį, jie man davė kortą, kurią aš galiu bet kada naudoti. Už mano mintis, už mano prezidento programą mane reikia įkišti į kalėjimą kaip kriminalinį nusikaltelį. Ir tai Žemaitaitis su Širinskiene tiesiu tekstu tą pasakė. Ne Landsbergis, senasis ar nesenasis. Dabar jau jie susipykė su Širinskiene, nematai. Tai Skvernelis, koks skirtumas. Jie yra tie patys. Bet jeigu mes norim muilinti Lietuvos žmonės, tai mes tada sakykime, jų tarpe suraskime padoresnius ir už juos tada balsuokime. Tarp vienų išdavikų suraskime kitus išdavikus, kurie yra truputį mažesni. Vieni sulaužė konstituciją, o kiti ketino sulaužyti. Tai balsuokime už tuos, kurie ketino, bet jiem nepavyko sulaužyti. Tai kai ir čia atseit intelektualai taip kalba,
apie tokią kryptį. Aš kalbu apie kryptį. Čia atseit inteligentai, kurie savo svarų žodį, istorikai, politologai. O aš tada klausiu. Elementarų tą klausimą. Nuo praėjusio karto vienas žmogus atsišaukė, kuris nori būti steigėju. Vienas žmogus, kuris 10 suri. Tai yra kokia 32, 33, 35 nėra, ar ne? O reikia 250, 220, virš 200. Tai kodėl nesukurti naują politinę jėgą? Ir aš tada pakartosiu vieno žydo iš Izraelio pasakymą. Kuo skiriasi Izraelis? Atseit jis taip pristatė, kad skiriasi. Sakė, pas mus, jeigu padarei klaidą, politikas ir padarei klaidą, o tu esi ministro pirmininko geriausias draugas. Viskas. Eini lauk iš savo pozicijos, bet tu pasiliksi ministro pirmininko geriausias draugas, bet jau valstybiniai tarnybai nebedirbsi. Jau politikų nebebūsi. Nes, pavyzdžiui, Švedijos viena ministrė kažkokiu tai parduotuvėje už savo kaip ministrės kreditinę kortelę nupirko vaikui ar ten kažkokių bambonkių kažkas į tą pusę. Ten kapeikas iš viską kainuojantis. Jinai atsistatydino. Nes jinai negalėjo sumaišyti. Ji neprivalėjo taip elgtis, kad nesumaišytų. Ir net 10 kronų pasidaro, kad už 10 kronų netekai, nors tos kronas šičia nesminis reikalas. Tu parodyk savo pasiryžimą, bet kokiu atveju sakyti tiesą ir nepadaryti klaidų, elementarių klaidų. Tai Lietuvoj, kai Lietuvos žmonės tiem išdavikam atleidžia, tai mes ir turim valdžioj išdavikus. Taip. Bet išdavikai nebūtų toj valdžioj, jeigu Lietuvos žmonės būtų griežtesni jų atveju. Bet reiškia... Pas mūsų žmonės griežti konservatorių atžvilgių, kas, aš suprantu, taip jie erzina, bet tai palau, jeigu iš kitos partijos, tai ką jis... Koks konservatorius, čia Landsberginiai, vadinkime, ar ne? Šiaip, lengviau skamba. Landsberginiai, ar ne? Bet 200 000 už juos kryžių pasiruošę gultis. Tvarko. Jiems yra gerai. Jiems gerai, ar ne? Čia kaip vienas juokavo, sako, ta prasme, turbūt net jeigu Landsbergisas tiesiog netrių metų valgytų vaikus, vis tiek jie pateisintų, gal tai priežastis. Bet tai yra žmogaus smegenis taip veikia. Ir šičia rinkimai ant to ir pagrysti, kad tam tik reikia pasakyti, Vaitkus yra suvalgė, užmušė 5 vaikus ir suvalgė, ar ne? 1%, pasakyti nesąmonė, 2-3% tuo ir patikės. Taip. Ant to ir šitoj vietoj 2%, kitoj vietoj dar 0,5%, kitoj vietoj dar 0,1%, kitoj vietoj dar 2%, va tai procentai ir susidaro ir mes kreivųjų veidrodžių karalystėje gyvename. Bet aš noriu tikėtis, nes tikėtis dar neuždrausta, ar ne? Ir dar man, dabar pasakysiu baisų žodį iš esmės, man dar nenusibodo tikėti. Nors kartais tokios mintis, taigi jeigu Lietuvos žmonėms nereikia, aš tikrai gerai gyvenu. Čia kaip prieš 2 dienas, kaip Trumpas į viršų ten parodė ir visi plojo kelias minutės Maskui. Maskas net susigraudinęs buvo per kongreso kalbą pristatant. Ir paskui Trumpas sako, jam tikrai to nereikia. Maskui. Tai, ką jisai daro, Maskui tikrai to nereikia. Turtingiausias žmogus. Tai jam to nereikia. Jam nereikia tai, ką jisai dabar dirba. Bet Amerikos žmonėm tikrai reikia. Nes arba nuo galvos ant kojų atsistojam ir tvirtai remės ir suvokiam, kreivųjų veidrodžių nebelieka, arba mes toliau pasiliekam. Tai Lietuvoje aš noriu tikėtis ir noriu tikėti, kad yra prasmė tam, ką aš kalbu ir sakau. Ir visai nesvarbu, kad nesusidaro ta kritinė masė. O kada aš pasakysiu, kad jau ačiū, nepatinka ir nereikia,
Tai arba mes 200 žmonių surinksime, o jeigu nesurinksime, nu tai gyvenkite. Aš galvoju, kad tai yra priežastis tame ir man keli žmonės buvo sakę, kad, prasme, kodėl negalima tiesiog vienam pačiam įstoti, o ne pasižadėti būtinai 10 surinkti, nes kiti gal neturi draugų ar dar kažką nežino, kažkur surinkti. Tai jo, bet yra, nu jeigu 200 žmonių Lietuvoje nėra, iš 2,4 milijono. 2,4 milijono. Tai dabar tada irgi pasakysiu labai liūdnai. Bet gal gali ir pavienis įstoti, nu tarkim, nors vienas pats. Gali. Ar ne? Tai tas pavienis irgi, bet tokiu atveju 2000 reikia pavienių, ar ne? Tai virš 1000 buvo irgi susiuntę žmonių, 1000 su truputėliu, kurie per pradinį laikotarpį susiuntėt, bet kadangi data užrašyta, tai viskas pasibaigė. Tai pavieniai irgi gali būti. Bet klausimas yra fundamentalesnis tame. Ar mes, Lietuvos žmonės, esame pribrendę turėti savo valstybę, išlaikyti valstybę ir būti savistovi, nepriklausomi? Ar mes esam subrendę, ar šitas istorinis periodas baigėsi ir mes privalom liūdnai pripažinti, kiti džiaugsmingai, kiti liūdnai, aš liūdnai pripažinti, kad mes istorinį eksperimentą pabaigėm ir Lietuva nepribrendo būti laisva, nepriklausoma ir savarankiška. Apie šitą, tai yra, man asmeniškai tai yra skaudu. Čia jau, sakykime, mano didybės manija. Mes, lietuviai, rupus miltai, rodykim pasaulį, padorumo, pasakykim iraniems galingiesiems, kad jūs elgiatės neteisingai. Mes nieko neturim, mes galim parodyti tik moralinį orientyrą savo. Tai mes galim savo šalyje susitvarkyti, jau tai yra daug. Taip. Bet mes kaip elgiamės? Milijonas pabėgo. Vienokių kitokių priežasčių, ne iš gero gyvenimo, norėdami kitur gyventi geriau. Bet Lietuva pabėgo. Kiti milijonas neateina balsuoti. Milijonas nesugeba suprasti, kad 2x2 yra 4. Čia yra problema. Ir kad nesugeba suprasti, tai yra problema, nes tai susiję su švietimu, su edukacija, su masinių informavimo priemonėm, su melu ir taip toliau. O mūsų valdžia neparodė moralinio orientyro nuo pat pradžios. Tuos, kuriuos mes išrinkome. Mes išrinkome vieningi, kaip į Baltijos kelią važiavom. Jėzau tu mano. Naivus tarybiniai piliečiai. Nenaivus. Užžydį mes kartu vieningi, apsikabinę visur. Aš žinau, kurioje vietoje stovėjau. Aš ten pravažiuodamas vis prisimenu tą vietą. Paskui iš malūnsparnio ar iš lėktuvo mėtė gėlės, jau kai atgal važiavom. Lėkiam visi. Bet ar teko susipažinti su Džino Šarpo darbais? Nes čia negerai spalvotų revoliucijų technika. Deja, bet taip yra. Viskas šaunu ir gražu, bet mes buvom vieningi. Taip. O kokiu būdu vieningumą sukelti yra kitas technologinis klausimas. Čia yra technika jau. Mes buvom vieningi ir vieningi buvom savo noru būti laisvi, nepriklausomi, nes tada galvojam, mes būsim turtingesni ir geriau gyvensim. Taip. Bet laisvi ir nepriklausomi pirmoje vietoje, nes kitaip nebūsim turtingi. Bet gerai, laisvi ir nepriklausomi. Dabar mes nebenorim būti laisvi ir nepriklausomi. Mes nebenorime būti. Tai vėl man asmeniškai viduj, tai kokia tavo savivertė ir savigarba. Jeigu tu nenori būti laisvas, už save atsakingas, o nori būti tarnas arba vergas. Nes tai paprasčiau. Paprasčiau, bet kur savigarba? Ir mūsų valdžia mūsų seniai išdavė ir pardavė. Okay. Ir mes juos toleruojam. Tai aš noriu, tai ką aš darau, yra susiję su mano noru tikėti, kad mes esam verti Lietuvos, kad jinai neišnyktų ir mes tą galim padaryti. Ir vieno žmogaus, čia
per debatus irgi, prieš debatus aš irgi buvau susiradęs, vieno žmogaus užtenka, kad išgelbėt valstybę. Nu, Ne visos valstybės susidaro žmonių, bet kuriuo atveju. Nu, tai taip. Ir kai jau mes suvoksime ir subręsime, kad naują politinę jėgą reikia sukurti, anų negalima nieko priimti, Gabrielius Landsbergis gali būti eilinis narys naujos politinės jėgos. Eilinis, statistinis vienetas. Jis gali būti, nes negalima nei vieno atstumti. Negalima atstumti, nes visi esam Lietuvos žmonės. Karantinas turi būti, nes jeigu kritinė masė tokių prieitų, jie iš vidaus suvardytų visą tą partiją. Čia jau technologija. Aš tai nežinau, budrė akim prižiūrėčiau vis dėlto. Ne. Tai čia, kas turi kokią žodžio teisę, pasakysiu, vėl ne visai teisingai skamba, ar ne? Tai yra labai senas tas pasakymas, jeigu tau priešas paduoda vaistus, tu turi jų neimti. Jeigu tau draugas paduoda nuodus, sako, tu juos turi paimti. Tai jis negali būti, Gabrielius Landsbergis negali būti tas, kurio žodžių pasitikima ir aklai klausoma. Aš kaip pavyzdį tik tai pasakau, bet negalima nei vieno nurašyti, nes mes visi Lietuvos žmonės esam. Ir geresnių nebus. Mes turim sistemą padaryti, kad tie protingesni, geresni ir padoresni, aš net pradėjau galvoti, gal čia nuo genų priklauso, vienas gimsta toks ir genas, ir jam lengviau būti padoriam, negu kitam, ar ne? Kad toks, galbūt, bet tokia sistema turi būti, kad šitos sistemos mes į viršų iškeltumėm vertingiausius. Nu tai tada, Dieve, tu mano, lipti į tą valdžią, tenai dirbti darbus, kurie, nesmagus, neįdomus ir taip toliau. Mums kasdieną savo elementarius darbus, ten, kur mums patinka, mes dirbame, o valdžia dirba savo darbą mūsų visų labui, o ne savo asmeniniu labui. Ir tam, kad Lietuva klestėtų. Bet apie tą naują politinę jėgą kaip instrumentą, kaip ir įrankį, labai prieš dieną ar prieš 2 dienas Gilys profesorius vėl Respublikoje teisingai parašė, bet nei vieno žodžio apie tai, kad patiems sukurti naują politinę jėgą. Vaišvila irgi daug ką pasako teisingai, bet apie tai, kad patiems sukurti ir atsiriboti nuo visų naują politinę jėgą, nuo nulio susikurti, apie tai nepasako. Interesai ir prikabinti. Prie kojos prikabintos girnelės ir nebegali pašokinėti. Užtat reikia būti laisvam. O jeigu tu jau su šita sistema pradėsi flirtuoti, viskas. Drakonas mirė, te gyvoja drakonas. Tai tarkim, apžvelgus dabar tos Lietuvos įvykius, pamačius bendrą tą situaciją, o pasaulyje matome, kad vyksta kitokie dalykai. Oi, pasaulyje tikrai revoliucija. Net nebūčiau pagalvojęs, kad iki tokio lygio gali būti, kad taip gerai gali būti pradedamas reikalas. Ir šitam kontekste... Kai kuriuose atveju esi biškai skeptiškas. Ne, gerai, bet aš pradžioje viską išsusakysiu iš... Neabejoju, kad Trumpas pirmoji kadencijoje tai ne iš tolo nesielgia šitaip, jis dar pirmą kadenciją dar nesuvokė, iki kokio dydžio tenai klampynė yra. Globalistinė klampynė ir biurokratinė klampynė. Oi, taip čia. Jis tiesiog nesuvokė. Ir kaip prezidento įsakymai gali būti nevykdomi ir užblokuojami. Tai užtat jo pirma kadencija, pirmi 4 metai buvo pasiruošimas, labai gerai buvo 2-4 metai, nes jis dar nebūtų iki tiek aršus pasidaręs. Ir vėl, aš jo vietoj lygiai taip pat įtikėčiau ir patikėčiau, kad jam Dievas lėmė šitą vaidmenį. Nes aš dabar žmonėm pasakau, Trumpas privalėjo būti negyvas. Jis tiesiog turėjo būti negyvas. Bet jūs dabar pasižiūrėkit, aš pasuksiu galvą.
va toks galvos pasukimas. Ir sąlygojo, va būtent tas milisekundės pasuko galvą ir jis išliko gyvas. Nes kulka jau buvo paleista ir jisai tada pasuko galvą. Jis privalėjo būti negyvas, o jis liko gyvas. Tas vaikinukas, kuris šovė į Trumpą, Trumpo apsauga matė tą vaikinuką, bet jo nenušovė. 8 sekundės kažkas po šūvio, jie jį nušovė. Tada nušovė, o be reikalo. Jo. Būtų įdomu, kas papasakotų. Pagal, čia kur aš skaičiau, 2 savaitės po to įvykio jau buvo aišku, tas vaikinukas 15 kartų vietinėje FTB būstinėje lankėsi. Ne vieną, ne 2, 15 kartų jis lankėsi FTB būstinėje ir paskui užlipo ir šovė į Trumpą. Tai aš manau, kad Trumpas neabejotinai jau turi informacijos ir žino stipriai daugiau negu pasako. Aš neabejoju, kad apie Kennedy, dabar pirmoje vietoje Epšteiną. Epšteino klausimas buvo nurodė pateikti dokumentus ir FTB lokalaus New Yorko pietų ten skyriaus vadas atsisakė įvykdyti. Tada antras terminas buvo iki sekančios dienos 8:00 ryto. Ar ne? Tai tada sunkvežimiais nuvažiavo ir ten paėmė tą visą medžiagą ir atsistatydino tas FTB vadas vietinis. Ir dabar generalinis prokuroras turi peržiūrėti viską, jo komanda turi peržiūrėti ir tada paskelbti. Kai paskelbs, paaiškės, kad Izraelis už nugaros stovi. Izraelis stovi ir, atsiprašau, laiko už kiaušų Amerikos politikus, prieš kuriuos turi kompromatą. Ir užtat Izraelis už nugaros. Tai jeigu toliau eis iki Kennedžio, o Robertas Kennedys apie savo tėvuko nužudymą, taigi jis jau viešai sako, bet žinojimas. Aš žinau, kad buvo taip. Ir viešai garsiai pasakyti tai, ką tu žinai, yra 2 skirtingi dalykai. Kai valstybinė institucija, pavyzdžiui, patvirtins, kad Robertas Kennedys buvo nušautas iš nugaros, nors žudikas buvo tas, kuris šaudė iš priekio, tai tada kils klausimas ir kuris nuteistas buvo. Tai tada kaip valstybinės institucijos, kaip teismai, kaip prokuratūra nematė, kad nušauta yra iš nugaros, o už nugaros stovėjo saugumo darbuotojas. Tai tada klausimas, o kiek valstybinėm institucijom galima pasitikėti? O jeigu tada dar prieisime iki jau Johno Fitzgeraldo Kennedžio, kas už nugaros ten tada stovi, kokios jėgos, jau tada specialiai nesakysiu, bet tik tai aš atsitiktinai gavau tą kopiją. Kennedys privertė žydų sionistinę organizaciją, Council, tarybą, įsiregistruoti kaip užsienio agentą. O jeigu įsiregistravo kaip užsienio agentas, jie negali papirkinėti oficialiai, formaliai, kaip lobistai negali papirkinėti senatorių ir panašiai valdžios pareigūnų. Taip. Tai Kennedys privertė užsiregistruoti kaip... Tik įdomu, kelintais metais. 60, su data tenai yra. Ir su data, ir su parašu ten, kur aš turiu. Ir dar prisiminkime, kaip Kennedys apie Centrinę Amerikos banką. Bank note, banko ženklas. Ne, state note, valstybės ženklas turi būti. Taip. Žmonės dažnai nežino, kad banknotas tai yra būtent banko ženklas. Note raštelis. Banko raštelis. Bet banko. O kodėl iš banko reikia skolintis ir jam mokėti procentų, jeigu valstybė gali išleisti? Tai Trumpas dabar daro grandiozinius žingsnius sunaikinti šitą ir Amerikoje jau pakankamai aprimę sunaikinti globalistinio pasaulio vizijos nešėjus, būtent vizijos nešėjus,
Viena valstybė turi būti, viena valdžia, visi vykdo nurodymus, viena kontrolė ir užtat koronė reikalinga, kaip, kad išmirs, tai čia ir gerai, kad išmirs, specialiai padarysim, kad išmirtų, ar ne? Yeah. Bet ir kontrolė visų, per bankus kontrolė, priprasite prie kontrolės ir visus kontroliuoti, o tada mėsos per dieną tiek suvalgyti arba per metus tiek. Agenda 2030-ieji, o vienas skrydis per 5 metus nedideliu atstumu lėktuvu, o daugiau negalima, jūs limitą savo jau ir čia viskas raštu parašyta. O rūbus vieną kartą nusipirkti per metus. Nu, sudėliosime kaip kontrolė. Ir vienas pasaulis, viena valstybė. Ir mes visi kontroliuojami esame, o kas kontroliuoja grupelę. Tai Trumpas šitam globalistiniai vizijai dabar laužo stuburą, jinai pasiliko tą viziją visų šuniukų Europos valstybėje. Nu, išskyrus Vengriją, pagarba Orbanui, išskyrus Fico, pagarba Slovakija, ar ne? Alternatyva Vokietijai su Sara Wagenknecht, kurie nors vidaus rinkoje. Sara Wagenknecht atskirai yra, nes ne AfD. Jie vidaus rinkoje labai stipriai priešininkai, bet užsienio politikoje jie praktiškai identiški. Yra santykiuose su Rusija. Ir globalistų valdoma Europa, jinai nebejotinai priešinasi ir jai būtent karo ir reikia. Būtent Europoje reikia karo tiem globalistam, ne žmonėm, o globalistam. Mūsų šuniukai, nu aš jau nekalbu kito, Gitanas Nausėda yra neteisėtas Lietuvos prezidentas, nes Vyriausia rinkimų komisija patvirtino, kad neidentifikuoti arba tinkamai neidentifikuoti asmenys, jiems buvo leista balsuoti ir 20 000 nei vienas nesurinko, aš tame tarpe, nei vienas kandidatas nesurinko 20 000 parašų, kad galėtų dalyvauti prezidento rinkimuose. Nes visi internetiniai palaikymai privalo būti anuliuoti, nes internetu balsavę žmonės netinkamai save identifikavo. Ir tai yra patvirtinta Vyriausios rinkimų komisijos rašte. Čia turite omenyje elektroninių pasirašymų, kad iškeltų kandidatūrą. Taip. Tokia atveju. Tik tai rašytiniai, o rašytinių patvirtinimų 20 000 nei vienas nesurinko. Tai pagal Lietuvos įstatymus mes neturim teisėtai išrinkto Lietuvos prezidento. Teismai atsisako priimti, net ir su mano parašu kaip dalyvio, priimti skundus. Jie pasako, mes nenagrinėsime šitų klausimų. Tai globalistinio pasaulio žiūrint požiūriu, tai kai Trumpas Amerikoje tą globalistinį stuburą laužo, nu, jeigu pavyks va dabar, kur rinkimai ir senatorių jau tik tai 40 respublikų, tai yra 60 bus respublikonų, o 40 demokratų, tai nebejotinai tada jau bus beveik negrįžtamas pokytis Amerikoje. Aš dar pasiklausiau, kaip gražiai Elonas Muskas kalbėjo, kodėl jisai čia įstojo ir į trasą šoko. Gi Amerikoje nelegalūs imigrantai turi teisę balsuoti. Jiems suteikta, jie gali ateiti ir balsuoti. Ta prasme, yra pragyvento laiko cenzas, ar ne? Nereikia. Tiesiog atvyksti ir balsuoji? Atvyksti ir balsuoji. Bet tai jis nelegalus, kaip jis save identifikuoja tada? Nereikia identifikuoti. Va tame. Dabar Trumpas ir skelbia, ar pritartumėt, kad prezidentas įvestų privalomą reikalavimą identifikuotis, atėjus balsuoti. Nu taip turi būti. Vėl pradžioj nukrypimas. Čia Elonas Muskas pasakė, kad tos Ivy lygos, ar ne, tos aukščiausios lygos Amerikos universitetų, kad ten propagandos lygis yra toks, arba nukvailinimo lygis yra toks, kad Šiaurės Korėja pavydėtų. Jis taip parašė tokį išsireiškimą. Tai dabar prie San Francisco
yra, man, Jėzau, užkrito, Berklio. Berklio, siaubingai garsus universitetas. Taip, žinomas. Berklio universitetas. Jo studentus klausinėjo, sako, ir rimtai, sako, rimtų veidų, sako, nejuokaudami. Ne, jeigu prašyti ID identifikavimo balsavimo metu, tai būtų nusižengimas. Taip negalima elgtis. Tai tada gali tas žmogus 10 kartų balsuoti. Taip. Užsieniečiai, belekas atvykti. Taip. Turiu irgi Amerikos prezidentas Barackas Obama sako, jeigu jūs jau gyvenate Amerikoje nelegalai, ateikite balsuoti, nebijokite, nieks neturi teisės aiškintis, ar jūs legaliai gyvenate Amerikoje. Tai pratęsiu dabar, Elonas Muskas sako, per su tais pabėgėliais, dabar jų yra tikslas, kad kuo daugiau jų priplūstų, tada ir įsvyruojančias valstijas, tada tenai demokratai laimi balsavimus, jų tada yra dauguma ir tada pakeičia Amerikos konstituciją, taip kaip jiems reikia toliau. Yra vienas mažytis niuansas, imigrantai gali balsuoti netikėtai. Tai jeigu sumoka pinigėlius dar. Bet kaip patys iš nugaros. Koks skirtumas? Tai kiek jų bus tokių, kurie, kiek yra, kur atneša ir į pašto dėžutės įmeta. Patikrinti galima prieš sudedant. Aš kalbu apie tai, prieš ką kovoja. Prieš tuos globalistus dabar Trumpas ir kovojant prieš globalistus, jam nėra prasmės kariauti su Rusija. Absoliučiai nėra prasmės. Apskritai nėra prasmės. Kai Amerika buvo globalistų, tai proxy karas Ukrainos teritorijoje, viskas savaime suprantama. Dabar pasiskaitau, prieš 2-3 dienas, jūs pasižiūrėkite, Amerikoje tiesiai pripažino, kad tai yra proxy karas. Amerikos viceprezidentas pasakė proxy karas. Nuo 93 metų rugsėjo pradžios. Aš kalbu apie proxy karą Ukrainos teritorijoje. Ir tada vadinamieji inteligentai šito negirdėjo, o dabar jau leistina pasakyti. Leistina garsiai ištarti. Užtat pakartosiu. Mano kompanijos metu rinkiminės didžiausias pasiekimas ir buvo, kad pirmą kartą buvo garsiai ir viešai pasakyta tai, kas buvo baisu net pagalvoti, o jau net ištarti. Agresyvusis NATO blokas. Taip. Šiaip tai nieks nesakydavo, Tai bet agresyvus, nes jis ir yra agresyvus. Taip. Ir vyriausia rinkimų komisija pasakė, ne, čia turi būti cenzūra. Labai gerai, kad priminėt vyriausia rinkimų komisija, taigi ten svarstė dėl jūsų dalyvavimo laidoje. Taip. Ir man kyla toks įdomu, aš apie tai dariau irgi atskirą laidą, bet man įdomus buvo tas momentas, kad kodėl vyriausia rinkimų komisija domisi, kas transliuojama Baltarusijoje. Taigi tai neliečia Lietuvos, taigi transliuojama Baltarusijai. Bet tame visas ir yra kabliukas. Yra politinė reklama. Jinai gali pažymėta arba nepažymėta, ar ne? Pažymėta, jeigu pats reiškia apsimokė. O jeigu neapsimokėjai ir kažkas ten paskelbė, tai nepažymėta politinė reklama ir tai jau yra nusikaltimas, ar ne? Bet politinė reklama tai yra tiem žmonėms, kurie gali balsuoti, nes jie ateina į rinkimus. Taip. O jeigu žmonėm, kurie negali balsuoti, tai nėra politinė reklama. Taip. Nes jis balsuoti negali, ar ne? Tai aš vyriausioji rinkimų komisija ir pasakiau, kad tai buvo laida Baltarusijos žmonėm. Man tai pasakė, kad čia bus Baltarusija. Aš atsiprašau, ne rusiškai, nenoriu rusiškai kalbėti, lietuviškai, o išverskite. Manegi irgi nubaudė, 140 eurų sumokėjau baudą už tai, kad internetinis vertimas su dirbtiniu protu į rusų kalbą buvo per daug panašus į mano balsą ir į LRT diktorės balsą. O diktorė taigi rusiškai nekalbėjo, o jinai, kai paklausai, atrodo, kad ten diktorė ir kalbėjo. Tai užtat mane nubaudė, nes per daug panašu buvo. Tai
aš galiu lietuviškai ir kalbėjau lietuviškai, o jūs išverskit nors ir į kiniečių kalbą. Bet tai ne lietuvių žmonėms, ar ne? Ta pati laida netgi, tarkim, kur Baltarusijos ant radijoje buvo daroma, jinai buvo skirta Baltarusijos žmonėms, o tai, kad kažkas paėmė iš kirpo ir įdėjo į lietuvių kalbę rinką, ten YouTube'us, niekas nuo to nepriklauso, bet kokią informaciją šiais laikais gali dėti, visi dalinti. Taip, bet tai čia pradžiai. Čia Baltarusijai buvo skirta laida, jie sako, ne, čia mes kritiškai, jūs čia norėjote specialiai Lietuvai. Jie nusprendžia, kad jie žino, kokie mano buvo ketinimai. Jie mano ketinimus žino, ar ne? Ir Mažvydo Misiūno. Jūs norėjot, kad čia būtų Lietuvai. Paskui sekantis punktas tada. Jūs atsakingi esat už tai, kad ta Lietuva kad Lietuvoje kontrabandiniu būdu ta laida buvo skelbta. Jūs atsakingi. Tai aš atsakingas už policijos darbą, kad jis nepakankamai gerai policijos, Lietuvos radijo komisijos darbą, kurie gali YouTube kanalą užblokuoti, ar ne? Aš atsakingas, kad jų darbo nepadirbau, nors aš net nežinojau, kada ta laida buvo paskelbta. Bet aš už tai atsakingas. Bet būtent puldinėje, nes atkreipkim dėmesį, tarkim, jūsų YouTube kanalą uždarė. Uždarė. Rinkimų kampanijos metu. Taip. Ten kažkur tai vyksta kažkokie filmavimai, negerai, kad filmuojatės, negalima. Jo, bet čia, jeigu tai nebūtų užsienio laida, tai nebūtų grubus nusižengimas. Dar jiems reikėjo, kad būtų grubus nusižengimas, ar ne? Dėl to, kad tada man 2000 eurų nesugrąžina. Nes kada rugpjūčio mėnesį tie 2018 eurų ar Liepos pabaigoje, bet man atrodo vienmandatininko, 2018 sumokėjau, iki dabar negrąžinti ir jie nusprendė, kad tai yra grubus pažeidimas, nes užsienio, o iš kur aš žinau, Edikas Jegelavičius su manim veda laidą, ar ne? Jisai sako Radio Belarus. Pasakytų Vašingtono balsas iš Amerikos, ar ne? Arba Kirgizijos balsas iš Papilviškio kaimo. Nu, koks man skirtumas, ką jisai pasako? Jo neapklausė ir nereikia apklausti. Bet jis ir nieko dėtas, jis padaro laidą, kad kažkas iškerpa panaudoja. Jo, bet jis padarė ir jo neapklausė. Bet tai, ką jis pasakė, kad Radio Belarus, jie nusprendė, kad tai yra Radio Belarus. Kad tas Edikas neįrašytas į Radio Belarus korespondentų sąrašą, o čia nesvarbu. Čia reiškia radio, o iš kur jūs žinote, kad tai Radio Belarus? Todėl, kad užrašas buvo. O iš kur žinot, kad tas užrašas teisingas? O mums ir nereikia žinoti. Tai yra užsienio transliuotojas, o jeigu užsienio, tai yra grubus nusižengimas. Tai svarbu nubausti, straipsnį rasime. Taip, mes sugrįžome į Stalino laikus. Duokit straipsnį, tai yra duokit žmogų, o straipsnį surasime. Užtat aš jiems vyriausioji rinkimų komisija ir pasakiau, kad vyriausioji rinkimų komisija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taip. Būtent jie ir yra, tie 13 asmenų yra grėsmė, nes jie savo sprendimais paneigia demokratinius rinkimus Lietuvoje ir atima iš Lietuvos žmonių teisę demokratiniuose rinkimuose išsirinkti savo valdžią. Jie griauna valstybės pamatus, o tai yra tėvynės išdavimas. Ir jie privalėtų normalioj valstybei būti baudžiami kaip tėvynės išdavikai. Ką dabar Trumpas, Komiai pavardė, buvęs FTB direktorius, dabar pradėta jam byla dėl to, kad jisai davė nurodymą šnipinėti prezidentą Trumpą ir čia pritraukiama prie tėvynės išdavimo. Tai Trumpas su šitais globalistais kovoja pas save ir viskai iš Trumpo aplinkos ateina. Ar pritartumėt, kad būtų keliamos bylos dėl tėvynės išdavimo? Klausė žmonių dėl psichologinės nuostatos. Tai švelniai su šitos sistemos pakelikais ir su išdavikais negalima elgtis. Jie be smūgio nesupras. Bet norint su tą smūgį turėti iš kur trenkti, reikia naujos politinės jėgos. Taip.
apie kurią aš kalbu vienintelis, o daugiau iš mano aplinkos, ar ne? Čia mus kaip vienetą traktuoti. O kiti visi apsimeta, ne, čia generolas Tutkus, čia naują partiją sukurs, kitus pavadinsime kaip naują partiją. Jis grįžo regionų partiją, jeigu neklystu. Tai taip. Kuris savo prezidentinės programos neturėjo, o 98% mano programai pritarė, užtat išsikėlė atskirai, kad balsus sumažinti. Tiek to čia. Aš norėjau paklausyti, dar VRK jums negražino užstato 2000 už Seimo rinkimus ir negražino 9000 prezidento. Taip, ir paskui dar nubaudė 2550 dar papildomai bauda tame tarpe ir už trečią Lietuvos konservatoriai leidinio numerį, nes tai buvo nepažymėta politinė reklama, o jo paskutiniam puslapį yra parašyta politinė reklama, apmokėta iš Eduardo Vaitkaus rinkiminės sąskaitos, toks tai numeris, toks tiražas. Pirmas numeris kainavo ten 350, antras kainavo 200, o už trečią Lietuvos konservatoriaus numerį jie 2000 nuo manęs nuskaitė, kadangi prieš tapdamas spalio mėnesį aš laisvam laikraščiui iš viešosios įstaigos Gana yra gana už 4 straipsnių seriją sumokėjau apie teisėsaugą, nes teisėsaugos problemas reikia kelti. Tai 2000 eurų sumokėjau spalio mėnesį, o lapkričio ten 16 ar 9 dieną aš tapau jau kandidatu, užsiregistravęs. Ir tada gruodžio mėnesį, gruodžio vidury, gruodžio pabaigoj du leidinius išleidom. Tai jie nubaudė mane 2000 ir už tą pirmą spalio mėnesį sumokėtą 4 straipsnių seriją, jie mane nubaudė ir įrašuose parašė, kad čia 3 laikraščiai, nepažymėta politinė reklama. O paskui dar 140 eurų, dar yra, kur, kai uždarė YouTube kanalą, aš nežiūrėjau, bet tik tai vyrukai, kurie ten dirbo, sakė, 100 000 peržiūrų paskutinę parą buvo. Ir tada uždarė YouTube kanalą ir tada nubaudė mane, kadangi dirbtinis intelektas per daug raiškiai ir vaizdžiai mano ir diktorės, LRT diktorės išvertė lietuviškus žodžius į rusiškus žodžius. Ir tame buvo nusikaltimas. Bet aš ten jau sakiau Mažvydui Misiūnui neduodami į teismą, nes teismas kainuos daugiau nervų, ir laiko, ir man iš Vilniaus vien važinėti tada, ar ne, arba Misiūnui važinėti, 140 sumokėti yra pigiau, negu kad su jais, atsiprašau, dulkintis. Tai čia kokie 13-15 tūkstančių minusai visi tie rinkimai. Tai iš Mažvydo Misiūno atėmė 2000, kadangi jisai iš netinkamos sąskaitos pervedė, tai užtat ir atėmė tos pinigus. Bet jam neleido dalyvauti. Neleido dalyvauti ir atėmė šitos pinigus, kadangi iš netinkamo banko pervedė. Toliau tam verslininkui 5000 privertė sumokėti, kad jis atseit skolingas dar valstybei ir paskui 2000 jisai iš pašto pavedimą padarė, atėmė ir tos 2000, iš jo 7000 atėmė, neleisdami jam toliau dalyvauti. Tai jie naudojasi savo priemonėm ir naudosis toliau. O jūs nesusivienijat, naujos jėgos nėra, tai ir pribaigsime. Aš nusiteikęs psichologiškai viskam. Labai seniai man vienas kunigų luomo, neeilinis jisai ten kunigas, kunigų luomo irgi sakė, jūs kai kur nors sėsite, pradžiai su ranka pasitikrinkit, kad nebūtų kokios adatėlės. Sakė, tikrai mes žinom, kaip yra daroma. Jeigu mašinoje, sakė, jūsų mašina negali būti palikta be nieko, viduj turi būti žmogus, kai jūs nueinat kur nors ir kalbat valandą laiko ar 1,5 valandos. Sakė, suprantam ir žinom, kaip viskas yra daroma. Ir pakartosiu Baltarusijos opozicijos vienos, ne tos Cikhanovskojos.
moteriškės žodžiais. Nusakė Šimonytė, susitiko su mumis, sakė, чувствуйте себя как дома. Jinai sako, я не подумала, что настолько как дома. Настолько как дома. Nes nieko nesiskiria. Ir tada tas mano retorinis, bet jis teisingas klausimas. Ar mes, Lietuvos žmonės, iki tiek nusiritom, kad turim tokią valdžią, ar Lietuvos valdžia iki tiek nusirito? Manau, čia abipusis procesas. Taip, bet vis tiek. Valdžia bet kurią iš mūsų visuomenės yra, tai iš Marso. Bet mes juos išrenkam. Mes juos išrenkam. Ir nekontroliuojam. Ir atsisakom kontrolės. Ir sakom, nesvarbu. Tai Trumpas dabar daro tai, kas protų, kaip nebuvo galima, kad subirėt Tarybų sąjungą, tiesiog negali jinai subirėt. Negali, jinai turi dar jėgų laikytis, kiek nori. Tai laisvai galėjo. Taip, tai lygiai taip pat Trumpas daro tai, tas jungtinėse tautose, Amerika ir Rusija balsavo kartu. Amerika ir Rusija kartu balsavo. Taip, ir Izraelis. Izraelis tvarkoj, Bet Amerika ir Rusija balsavo kartu, kad nepritarti tam tolesniam pareiškimui dėl Ukrainos ir dėl karo Ukrainoje. O Ukrainos žmonių pergalė bus tada, pergalė per kraujus, pergalė per skausmą, pergalė per 100 000 žuvusių. Bus pergalė tik tada, kai bus antrasis Niurnbergas ir kai bus ukrainiečių valdžia nuteista už šitas beprasmės žūtis. Jeigu to teismo nebus, reiškia, pasikartoti viskas gali. Pasikartoti viskas gali. Man tik tai vienas dalykas. Aišku, yra ir daugiau skirų epizodų dėl Trumpo nepatiko, kad žinote, kad į Panamą jau perdavė dalį uostų ir jos atėjo BlackRockas. BlackRockas, kadangi kas be ateitų, tai ateina BlackRockas, nes jie yra visur. Tai jau per daug galinga korporacija. Bet šitam kontekste žiūrėkime iš lokalios Amerikos pusės. Lokalios, ar ne? Grenlandiją jie pasiims. Vienokia kitokia forma. Jie pasiims Grenlandiją. Ir Jėzau, tu mano Niderlandų, man atrodo, ar Danų ministrė pirmininkė. Kuri, kad Danų priklauso. Ne, kad priklauso, bet ar Olandijos, ar Niderlandų, ar Danijos. Gal Danijos ministrė pirmininkė sakė, kad taika yra blogiau negu karas. Dabar visai neseniai, ar ne? Tai Trumpas Grenlandiją tiesiog pasiims. Su Grenlandijos žmonių pritarimu. Labai didelė tikimybė, kad Trumpas pasiims ir Kanadą. Čia jau sunkiau. Čia jau sunkiau bus. Žmonės Kanados pasiprašys. Žmonės Kanados pasiprašys. O Panamos kanalas, jisai strategiškai taip svarbus, tai negali leisti, kad ten Kinija būtų. O jeigu Kanados žmonės nepasiprašys, tai bus specialioji karinė operacija. Tai tai 25% jūsų prekėm muitai, kiek reikia, kad jūsų pragyvenimo lygis kristų? 20%, 30%, 50% ir tada pasiprašysite atgal į Ameriką ir tada mes jums suteiksime ir vėl atsistatys jūsų gyvenimo lygis. Nors vienos valstijos, vienos Kanados valstijos vadovas, gubernatorius ten pasakė, kad jis atjungs, Alberta liktai, kad jis atjungs elektrą, o ar 10 milijonų amerikiečių gauna elektrą iš jų, kad jisai atjungs, jeigu jau kariaujam ekonomiškai, jisai atjungs jiems elektrą. Pamatysim, ko dar nematėm, atrodo, artimiausiais metais. Trumpas praėjusią kadenciją pasakė viešai ir garsiai, Monroe doktrina turi galioti ir galioja. O Monroe doktrina sako, kad visa Amerika yra mūsų. Niekas nelendat. 1830. Seniai. Jau 200 metų. Jinai mūsų.
Prezidentas Monroe. Jie ten tada pasakė apie Pietų Ameriką, turėdami galvoje, ar ne? Centrinė, manau. Nu, bet jo. Nu, taip, bet Pietų, ta centrinė ir ta priedo Kanada, o strategiškai žiūrint, 57 000 Grenlandijos gyventojų, Nedaug. juos užtenka 30 000 turėti, kurie nori prabalsuotų už tai, kad atsijungiame visiškai nuo turint autonomiją. Taip, Pinigėliais. tai 30 000 sumokėkime po milijoną kiekvienam, tai bus tik tai 30 milijardų. Iš vis kapeikos. Ten kiek ten tų išteklių ir priėjimas prie Arktės, tai... Taip. Tai Trumpas šitoj vietoj pasiims. Ir jam nėra ko kariauti su Rusija. Ir jam nėra ko kariauti. Aš manau, kad galimas Lavrovo ir Rubio paktas. Tai kaip Nu, buvo kad- Molotovo Ribbentropo, tai Jo. čia tas perfrazuojant. Bet tada dar šokime tada į istoriją dar. Naują. Gerai padaro. Nes čia kaip tik iš to ir išplaukia.